Prisiminus mūsų miesto istoriją, tą didingą 530 metų siekiančią, viduramžių siekiančią ir pamačius nuotraukas, kaip keitėsi mūsų miestas, galime tik tai dar kartą pasakyti, kad tai buvo centras ne tik vieno miestelio, bet tai buvo centras visos Nalšios žemės. Ir aš labai tikiuosi, kad toks pats miestas ir ta reikšmė miesto išliks ir ateityje. Tai dar kartą visus šventės dalyvius sveikinu ir linkiu jums geros šventės. Ačiū. Kraštiečių sueiga, žodis tėviškiai, kurį organizavo Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, vyko kultūros centre. Čia Lietuvos radijo televizijos žurnalistės, kraštietės Giedrės Trapikaitės pravestoje diskusijoje dalyvavo savų sąsajų su švenčionimis turintys šventės logotipo kūrėjas Albertas Dinda, rašytojas, publicistas, nusipelnęs aplinkosaugininkas Šarūnas Laužadis, etnokosmologas Jonas Vaiškūnas, Žemdirbystės instituto direktorius Vytautas Ruzgas, fizikas lazerininkas Aleksandras Dementjevas, tapytojas, Dailės akademijos profesorius Giedrius Kazimierėnas, Lietuvos kino režisierius Antanas Maciulevičius. Šios diskusijos metu nuskambėjo daugybė įdomių pamąstymų, klausimų bei atsakymų į juos. Liepos 2 dieną gausybės renginių šurmulyje galima buvo aplankyti Švenčionių rajono amatininkų alėją. Čia norintys mokėsi tradicinių amatų ir šiuolaikinių meno kūrėjų amatų ypatumų. Čia pat veikė ir vaistažolių kiemeliai. Juose savo gaminius pristatė Švenčionių vaistažolių fabrikas bei daktaro Petro Karvelio natūralios kosmetikos ir vaistažolių žolių arbatų gamybos įmonė ir kiti. O sakykit, jūs kokią arbatą gėrėt? Aš gėriau ožrušis ir vingiorykštę. Man priminė, sakė, kad šitas vingiorykštė tai natūralus aspirinas, o mumai visiems jau kam po 50 metukų, tai skystint kraujuką, tai reikia ją gert ir nereiks tokio aspirino. Žinoma, kad netrūksta pardavimų, bet ir kadangi jų buvo mažai, ne? Taip, tikrai labai kviečiam dar kartą įsigyti skaniųjų mūsų arbatų. Ir noriu pabrėžti, kad deriniai vaistažolių yra nuostabus. Daug kartų degustuojam arbatas, renkam geriausius derinius, geriausius ingredientus ir kol galiausiam gaunam tą stebuklingą skonį. Skonis tikrai stebuklingas, taip atsigaivinau paragavusi. 16 valandą miesto parke vyko oficialus šventės atidarymas. Dalyvavo gausus būrys svečių. Ir atsakingas, prasmingai kuriantis ir išradingai švenčiantis, visada nuoširdus ir naujovėms nebejingas miestas. Turime džiaugtis ir išmokti didžiuotis, kad esame saviti, nuoširdus ir atviromis širdimis. Koncertai, mugė, fejerverkai, parodos, sporto renginiai, visa tai ir dar daugiau laukia mūsų visų. Sveikinu visus nuoširdžiai su jūsų švente. Dėkui. Šventinį koncertą dovanojo Švenčionių rajono meno mokyklų mokinių koncertas dovana miestui, kuriam koncertavo Švenčionių, Pabradės ir Švenčionėlių meno mokyklų mokytojai ir mokiniai. Vaikai galėjo stebėti teatralizuotą koncertą žaidimą Aplink pasaulį 2, kurį parodė Teatras Labai. Mėgėjų meno kolektyvų koncertas Švenčionys visada jauni. Koncertavo Švenčionių miesto kultūros centro dainų šokio ansamblis Aukštaitija, Ignalinos kultūros ir sporto centro tautinių šokių kolektyvas Gaja, Švenčionių miesto kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas Trepsis ir Švenčionėlių miesto kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas Senjorai. Taip pat šokių studija Domino, Pabradės miesto kultūros centro moterų vokalinis ansamblis. Koncertavo Pabradės fanfarinis orkestras ir šokių grupė Gelmė. Vėlų vakarą rajono jaunimo muzikos grupių ir atlikėjų koncerte dalyvavo
Zigmo Žemaičio gimnazijos dainų ir šokių kolektyvas, atlikėja Gintarė Zinkevičiūtė, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos šokių kolektyvas Bingo, taip pat jų šokėjų duetas, atlikėja Agnė Paulovičiūtė, Pabradės gatvės šokių kolektyvas Ekors Crew, Pabradės Ryto gimnazijos merginų duetas, solistė ir vokalinis ansamblis. Jau sutemus vėlai vakare koncertavo grupės Magnit merginos ir Auksinis choras. Įspūdingą koncertą parengė ir Marius Jampolskis su Irūna Puzaraite. Nuo gimtadienio šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas.